Sveiki, gerbiami žiūrovai, ačiū, kad įsijungėte. Situacija tokia, kad po trečiųjų NBA finalo serijos rungtynių mes su Pauliumi sėdome, jas aptarėme, įrašėme ir norėdami, kad tas rezultatas galbūt šiek tiek labiau atspindėtų tą įspūdingą reginį, kas vyksta NBA finalo serijos metu, sumontavome papildomų video, uždėjome, kad tas bendras paketas būtų gražesnis, dėja, YouTube'as būtent pasirinko, kad konkrečiai trečiųjų NBA finalo serijos rungtynių YouTube platformoje negali būti, tad nelaukiam, kol jie persigalvos, keliam jums šiek tiek frankenšteinišką mūsų NBO epizodą, kažkur gal šiek tiek nuotraukų, kažkur gal šiek tiek per daug, kažkur galbūt per daug mūsų, bet kuriuo atveju valanda NBO jūsų laukia, o tiems, kas nori pamatyti tokį variantą, kokį mes norėjome, kokį įsivaizdavome, kviečiame jūs į Patreon platformą. Ten yra įkeltas neredaguotas mūsų pokalbis, tiksliau redaguota mūsų pokalbio versija, bet kuriuo atveju gero jums laiko su NBO. Šiandien mes dviese, Mykolas ir Paulius, Rokas paskendęs LKL didžiajame ir mažajame finaluose, tuo pačiu mes skęstame ir didžiajame NBA finale, kuris, nežinau, manau, kad jeigu jau įsijungėte, tai sutinkate, kad šiemet yra visiškai nuostabus ir mes bent jau turėsime 5 NBA finalo rungtynes, kalbame su jumis po trečiųjų rungtynių, kurias Madison Square Garden arenoje laimėjo Viktoro Vambanjamas vedami San Antonijaus Spurs. Pauliau, ar stebėjai rungtynes, kaip tu jas ar patiko? Be abejo, kad stebėjau, kaip galima nestebėti. Buvo, sakyčiau, laikas Knicksam jau pralaimėti, pagal tai, kaip šita serija vystėsi ir kažkaip, jeigu jinai būtų pasibaigusi tais pranašišku Knicks in 4, kur čia Knicksų fanai, ir įskaitant kai kurias įžymybės irgi žymus fanus, taip garsiai šaukia, tai, sakyčiau, būtų labai nesažiningas rezultatas buvęs. Spursai turėjo šansų laimėti tiek antrose rungtynėse, trečias jie irgi turbūt laimėjo pagal rezultatą ir pagal žaidimą, tai tiesiog džiaugiuosi, kad mažiausiai 2 dar krepšinio rungtynės šitame NBA sezone yra likusios ir spėčiau, kad gal ir daugiau. Bus bent 6, manau, jo viskai. Ir šiaip labai čia įdomiai iš karto su Knicks in 4 užvežiai, nes ta frazė skambėjo daug kur ir socitinkluose žinoma ir arenoje, bet San Antonijui, kur šiaip beje po 2 pralaimėtų rungtynių, tai Spurs fanai forumuose, Reddite, labai nuogastavo, kad to namų aikštės pranašumo kaip ir nėra, nes Hebra iš New Yorko atskrenda ir sukuria tikrai, NBA lygių pakankamai neblogą atmosferą. Jiems tai beje yra pigiau nukeliauti į Teksasą negu į Manhattaną, ar Manhattane? Pačiam centriniam Manhattane. Jo, tai čia irgi yra kitas dalykas, bet dar daug kur skambėjo šitą frazę, tai yra watch parties, fanų zonose, gal taip reikėtų išsireikšti. Mes lietuviškai vardinam jas fanų zonom, bet iš esmės vieta, kur yra didelis televizorius, didelis ekranas, tiksliau, ir daug žmonių. Įsivaizduokit baltąjį tiltą tiesiog su Knicksų fanais ir ten yra watch parties realiai. Jo, taip įsivaizduokit baltąjį tiltą. Šitą tiesiog su daug žmonių, jo. Ir ten šiaip, beje, prieš susijungiant mums, tai po trečiųjų rungtynių tai nemažai kur ir riaušės prasidėjo, tai tokie vaizdai dar reikės pasiekti informaciją, bet pirmosios, antrosios rungtynėse būtent tose watch parties skambėjo ta skanduotė Knicks in 4 ir vienas žmogus Jungtinėse valstijose, ar norėdamas to ar nenorėdamas, jis pasirūpino, kad nebūtų tos skanduotės Knicks in 4,
Žodžiu, nes bent jau prie Watch Parties, nes Donaldas Trumpas atvyko į rungtynes. Sakykime, galbūt pataisysiu, kad neskambėtų šitą skanduotę prie Madison Square Garden arenos, nes Watch Parties ten buvo visose, jisai vyko ir Centriniam parke, buvo ir Brooklyn'e, buvo ir Queens'e, tai Watch Parties buvo, bet tiesiog jie turbūt, kai ypač yra įprasta NBA lygoje ir New York'e tos Watch Parties daryti prie pat arenos, tai kažkiek tos savo auros praranda, kai jos kažkur tai toliau reikia nukelti. Laukti, kaip bus Donaldas Trumpas pasitiktas Madison Square Garden, tos reakcijos kaip ir galima, turbūt buvo tikėtis vienokios ar kitokios, bet galim čia turbūt ir pasižiūrėti dabar, kaip transliacijos metu režisieriai, žinojo, kad reikia Donaldą Trumpą parodyti, slėpė jį po himnu, bet galit paklausyti, kad nepavyko net ir visas technologijas naudojant tų švilpimų paslėpti. Tai Trumpas tapo pirmu einančių pareigas prezidentu, kuris atvyko į rungtynes ir iš tiesų padarė labai apie save šitą NBA finalą ir daug kas prieš finalą sakė, kad prieš trečiasis rungtynės, kad jeigu jau Knicksai pralaimės, tai čia bus tik tai dėl to, kad Trumpas atėjo ir visą tą gerą aurą, tų nepralaimėtų rungtynių serijos. Kiek buvo nepralaimėtų rungtynių? 13? 12. Aš jau buvau pametęs netgi skaičių. Jie paskutinį kartą buvo pralaimėję, šiandien tikrinau balandžio 23 dieną Atlantos Hawks 1 tašku. Wow. Taip, beveik 2 mėnesius. Aišku, per tus 2 mėnesius ganėtinai mažai rungtynių žaidė, bet vis tiek, įspūdingai. Jo, jeigu nepralaimi, tada mažai ir žaidži čia, taip jau gaunasi. Bet šiaip man asmeniškai atrodo, dar yra, Pauliau, video, kur telefonu filmuotas buvo. Ir... Man tai atrodo, kad vis dėlto transliacijos režisieriai tikrai bandė cenzuruoti realiai publikos reakciją. Aš visiškai to neabejoju, turint omeny, kokius komentarus to Trumpo atžvilgiu Adamas Silveris išsakė, kad čia daugmaž jisai turi teisę čia atvažiuoti šitos rungtynės, jisai yra ilgametis Knicksų fanas, toks akivaizdus ir gana apgailėtinas lendimas šitam žmogui į šikną, nes jisai, kitaip su juo neįmanoma bendrauti. Ir čia šiaip gal, nežinau, noriu sakyti, mažiau politiką besidomintiems žmonėms, nėra, kad aš ten labai domėčiaus, bet, tarkim, tiesiog gali atrodyti, tai ką, Nausėda atvažiuoja Žalgirio, palaikyti, ten dar kažką, bet Obama, man atrodo, yra kalbėjęs, kuris yra pasižymėjęs kaip krepšinio fanas, ta prasme, pastoviai ir referencai visokie, ir ten tie White House priėmimai jo būdavo visai reginiai. Tai jis sakė, kad į rungtynes negalėdavo vykti dėl to, kiek tai nepatogumų sukeltų labai dideliam kiekiui žmonių, ypač tokio masto, ypač tokiam mieste kaip New Yorkas. Tai aš nežinau, tam pačiam San Antonijui, Teksase, kur ten yra tos didelės gatvės, taip toliau, tu ten gali vos ne vieną gatvę uždaryti ir tą visą perimetrą, ta prasme, nereikia tiek daug gatvių išvalyti, o čia Manhattan'e tai labai daug nepatogumų sukelia jom. Prie San Antonijaus arenos vien parkingas turbūt yra toks didelis, kad kaip pusė Manhattano, čia aišku, gal šiek tiek karikaturizuoju, bet ten visiškai kita. Ten tikrai tilptų didžioji dalis Honkongo populiacijos. Jo. Į tą parkingą, ta prasme, ten tikrai mes, ta amerikietiška mastai yra kosminė. Vienas žiauresnių parkingų visoje NBA lygai, bet aš ką noriu pasakyti, kad turint omeny, kad šitose rungtynėse bilietai kainavo $7,5 tūkstančio vidutiniškai, tai kaip sakykime, kaip minia, kuri vidutiniškai savo galėjo leisti sumokėti, didžioji dalis turbūt galėjo savo leisti sumokėti, buvo galbūt dalis, kuri šiek tiek anksčiau nusipirko tiesiog. Arba patempė to savo biudžetų, žinai, kuriems galbūt šitas nebuvo pats protingiausias pirkinys į New Yorko Knicks rungtynės, bet
kaip tokia aukštesnioji vidurinioji klasė, tai jie, sakyčiau, pakankamai daug nepasitenkinimo parodė ir ganėtinai garsiai nušvilpė Donaldą Trumpą. Aš kažkaip, kad ir kaip žinau, kad ir koks yra tas atšiaurus Donaldo Trumpo santykis, ir čia gal labiau New Yorko santykis su Donaldu Trumpu, koks yra atšiaurus ir kaip jis ten yra nemėgstamas. Bet kita vertus, kadangi čia realiai šitos rungtynės buvo rezervuotas, dalyvavimas šiose arenoje buvo realiai rezervuotas labai turtingiams žmonėms tik tais. Tai čia buvo klausimas, žinai, kiek garsiai jie nušiups iš tikrųjų tą Donaldą Trumpą, bet iš tikrųjų pasistengė. Šiaip, iš tikrųjų, kur nepasistengė. Daugiausiai čia emocijų, kiek parodė. Tai jo, ką ir norėjau pasakyti, kad čia buvo turbūt daugiausiai emocijų, kiek jie parodė per visas rungtynės ir labai iš tikrųjų jautėsi per atmosferą, kad čia yra susirinkę žmonės, kurie vidutiniškai už bilietą pakloja $7,500. Jo, tai jeigu Žalgirio rungtynėse jaučiasi, kai užkelia bilietų kainas. Jo. Žinai, nors tiesą sakant, buvau Žalgirio rungtynėse prieš Juventusą, tai ten tikrai nebuvo brangus bilietai ir netame yra problema. Ten ažiotažas gal biškai kitoks, nes tu vis tiek baigtas aiškinu gerokai. Bet šiaip gaila, nes pavyzdžiui, tu įrašą žiūrėjai, ar ne? Taip. Kur iškarpyta viskas, o man pavyko tiesiogiai pažiūrėti ir man žiauriai patiko iš tiesų, kaip dirbo. Aš pažadu, mes kalbėsim apie rungtynes, bet tiesiog dabar visą tą softinį dalyką noris paminėti. Man labai patiko Knicksų transliacija, darbas arenui, nes buvo ir Jeremy Lino žiauriai geras montažas, ta prasme, ir tokie, tie vaizdai tokie dar atrodo geresnė kokybė negu pačios rungtynės paleidžiami į transliaciją. Ten buvo dar porą tokių smagių elementų. Buvo OG Hamiltono miuziklo casto pasirodymas, minutės pertraukėlės metu, ta prasme, kur Cardi B, man atrodo, per ilgąją pertrauką koncertavo, kur man nieko nereiškia, žinai, tai atlikėjo, o Hamiltono vieno turbūt populiariausių dabar 21 amžiaus muziklų, žinai, tiesiog castas kaip filleris minutės pertraukėlės metu įmestas, bet žiauriai nusidainavo, tai gal ir gerai, kad tik tai 3 minutės reikėjo klausyti, tai, matyt, tiesiog įgarsinimas prastesnis negu tas, kur Broadway'ui pratusios jos. Ir dar, žinai, kas parodo šiaip tas kosminės pinigų sumas, kurios yra apie šios rungtynės, tai buvo vienas žaidimas, kur tiesiog reikėjo atsistoti prie mikrofono, kažkokiai tai aistruoliai, sakykime, atsitiktinai parinkta aistruoliai, nors turbūt jinai nebuvo atsitiktinai parinkta, nes ten dar turėjo fanų savo draugų su plakatais, kurie ją palaikė. Ir 5 dainos, ir leidžia dainas, ir tu turi jas užbaigti jų, kažkokią tai lyriksą. Ir už kiekvieną užbaigtą dainą tu gauni $1,250. Ir tos dainos yra Justino Bieberio Baby Baby, ten, ta prasme, tokio sudėtingumo, žinai, čia jeigu Žalgirio rungtynėse tas būtų 3 milijonus, nes mūsų pasaulyje tik ir kiek, žinai. 2,5 milijonų, 2 milijonai, 69 milijonai. Bet pinigų dėja neturit. Tai va, tai iš šitos pusės buvo visai smagu, bet atmosfera buvo prasta, ir aišku, sąlygojo tai, kad San Antonijus daugiau mažiau geriau žaidė šitose rungtynėse. Jo, pritariu ir jau kaip minėjau pačioje podcast'o pradžioje, manau, kad buvo laikas jau San Antonijos Spurs laimėti bent vienas rungtynės šitoj serijoje, nes šiaip New Yorko Knicks, kad ir kaip gerai žaidžia tą pastarąją seriją, paskutinį kartą jie buvo pralaimėję balandžio 23 dieną, berods trečiasis serijos rungtynės su Atlantos Hawks ir po to šlavė vieną tiesiog varžovą po kito. Aišku, sakyt, kad kai skirtumai yra tokie, kaip jie laimėdavo prieš Hawksus, kaip jie laimėdavo prieš Sixerius, vėliau ir Cavaliersus, tai sakyt, kad šitai komandai sekasi, tai turbūt irgi nėra labai sąžininga, bet kita vertus, bent jau tam tikra dalis sėkmės galbūt buvo, ta prasme, kad iš tikrųjų jų visi rolės žaidėjai
tiesiog žiauriai gerus pataikymus laiko jau labai ilgą laiką. Pavyzdžiui, pasitikrinau dabar nuo tos lemtingos, nelemtingos, balandžio 23 dienos, kai jie pralaimėjo paskutinės rungtynės Atlantos Hawks iki dabar, Mikailas Bridgesas, tarkim, ar Landry Shametas, jų pataikymo procentas, true shooting pataikymo procentas viršijo 70%. Ne, atsiprašau, Bridgesą neviršijo, OG Anunoby viršijo. Bridgesas buvo šiek tiek mažesnis, bet jisai irgi turėjo labai ilgas atkarpas šituose playoffuose, kur jisai praktiškai nepramesdavo ne vieno metimo. Jisai ateina į rungtynės, jisai užsibaigia su 7 iš 9 pataikytų metimų ir kažkas tokio. Ir jisai iš tų 9 metimų susirenka virš 20 taškų. Ir jisai tik tai vienintelės rungtynėse, tai yra 4 su Clevelando Cavaliers, rytų konferencijos finalo rungtynėse, jisai šiek tiek susiprastina tą savo pataikymą. Kitas toks, galbūt įdomesnis pointas yra tai, kad Knicksai šitose playoffuose yra komanda, kuri proporcingai užbaigia didžiausią dalį savo atakų per paskutinės 4 sekundės. Daugiau nei bet kuri kita komanda ir nepaisant to, jie yra trečia geriausia komanda šitose atkrintamose pagal tai, kaip jie pataiko tos metimus iš paskutiniam sekundėm. Pavyzdžiui, buvo tas labai plačiai nuėjęs toks epizodas iš antrų rungtynių, kur Knicksai labai ten ištampė gynybą ir Mikailas Bridgesas ten tokią paskutinę sekundę jau ten išmetė tokią labai sudėtingą metimą iš kampo. Ten buvo šiaip labai gražu, galbūt priminė šiek tiek 2014 metų San Antonijos Spurs, kaip jie žaisdavo, bet iš tikrųjų, kai aš pagalvoju, tas metimas toks pakankamai sudėtingas iš tikrųjų buvo, nes Mikailas Bridgesas beveik neturėjo laiko pagauti kamuolį, jisai praktiškai pagavo iškart metę. Tai toks, man tokius dviprasmiškus epizodus kelia šitas epizodas ir šiaip tiesiog bendra ta tendencija yra, tu kaip NBA komanda, tu nori kaip įmanoma daugiau tų metimų susikurti, ko įmanoma anksčiau atakai, nes jie yra tiesiog efektyvesni. Yra procentai yra geresni, kai tu kuo anksčiau meti. Ir tas faktas, kad Knicksai tiesiog didelę labai proporciją savo metimų susikuria labai vėlai atakui ir jos žiūri gerai pataiko, tai čia irgi yra galbūt tam tikras sėkmės dedamoji šitoje vietoje. Tai šiaip apie tritaškus gal pakalbėsim dar šiek tiek vėliau, kai pereisim prie ankstesnių serijos rungtynių, bet Pauliau, aš norėčiau, kad tu paspaustum mygtuką, paleistum video. Čia net NBA šitas play-by-play, jisai visos atakos nepagauna, kiek ilgai gimdė tą ataką New Yorko Knicks. Aš manau, kad čia ir su Jaleno Brunsono bendrų nuovargių tai yra susiję. Bet kiek yra atsisakoma galimybių mesti iš tokių pusėtinų situacijų, tikintis, kad vis pavyks kažką geriau padaryti. Ir čia matom, kaip, pamatysim, kaip Šemetas galiausiai yra priverstas pats užbaiginėti ataką. Tai, tiesiog, va čia, pavyzdžiui, Townsas galėjo atakuoti ir tada nusimetamas kamuolys Brunsonui ir galiausiai Šemetas prieš Wembanyamą eina metai iš pakrepšio. Ir čia buvo atakos pabaiga, bet iš esmės tą paskutinę sekundę išsimetamų ar tritaškių metimų, kuriuos Knicksai šiaip kaip ir pataikydavo, ar dvitaškių metimų, šitose rungtynėse tikrai buvo daug, nes aišku, čia ir tuo pačiu labai rodo pavyzdingai šitų San Antonijaus Spurs closeoutus. Lygiai taip pat ir patys Spursai laimėjo šitas rungtynės dėl to, kad tose situacijose, kai įprastai susimaudavo, jie susimetė tos metimus. Ta prasme, tiesiog tos šituoklė šį sykį buvo San Antonijaus Spurs pusėje. Tai ten ir pamatysim Keslo tritaškis, aš nežinau, ar tu atsimeni. Tas, kur irgi visiškai nieko nevyko, tai irgi ten paskutinę minutę išmetė ir pataikė. Ten tas Šemeto metimas toks pakankamai įdomus buvo, jisai labai naiviai bandė, galvoja, kad praslys pro Viktoro Wembanyamos gynybą, nes šiaip palyginti tai, kaip Thunderiai atakavo Wembanyamos gynybos ir kaip atakuoja New Yorko Knicks, tai čia yra skirtumas kaip diena ir naktis, nes Knicksai, kad ir kiek Wembanyama savo ilgių sumažina jiems tų galimybių išmest metimus iš po krepšio, jie vis tiek daug aktyviau ir daug agresyviau jį bando padaryti taip, kad jis judėtų iš vienos pusės į kitą.
Ir tie klausautai, ten, kuriem reikia eiti tos ilgesnius klausautus, jau Knicksai tai traktuoja kaip pergalę. Bet, turbūt idealiausia būtų ne, kad Landry Shametas tos klausautus atakuotų, o pavyzdžiui, OG Anunoby, kuris turi labai didelį, labai stiprų kūną ir kuris tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse turėjo bent jau kelis tokius epizodus, žiauriai gerus, kur jisai atakuoja Vembanyamos klausautą ir išsiveržęs bent jau 1-2 žingsniais į priekį, jisai tada labai gerai prisidengia kūnu arba krepšiu nuo Viktoro Vembanyamos. O čia Landry Shametas šitam epizode parodė, kaip nereikia atakuoti Viktoro Vembanyamos klausauto, tu turi kažkaip daug geriau jam iš vis nereikia atakuoti. Shametas arba išmeta tritaškį, arba ne. Ir šiaip šitose rungtynėse buvo jau tokių momentų, kur atrodo, kad pirmas iki prieš Vembanyamą žaistų Knicksai. Ir sakau momentų, nes bendrai tai tikrai yra abi komandos labai drausmingos, labai gerai, aš sakyčiau, treniruojamos jos abi yra. Ir labai įsiklausę yra savo trenerių. Čia mes kalbam apie niuansus, bet buvo Bridgeso pirmam kėlinį dar vienas toks metimas, kur irgi galiausiai atiteko jam kamuolys prieš Vembanyamą, jis išmeta, gauna bloką, žinai. Nes tai tiesiog pamiršta, kokio tai lygio, dydžio, ūgio krepšininkas yra, o kalbant apie OG Anunoby, tai jo, šiaip šitos rungtynės buvo išvis nesveikos. Jisai išmetė 13 metimų, pelnė 28 taškus, buvo aiškiai geriausias Knicksų krepšininkas šiandien. Ir man širdis skauda labai dėl to, kad Knicksai pralaimėjo šiandien, tai iš tos jo rungtynės iš esmės, nieko nelėmė šitoj serijai, bet jis viską darė, jis ir tritaškus pataikė ir dar palaikė Knicksų viltį gyvą, pataikydamas beprotišką tritaškį ketvirto kėlinio pabaigoje. Žodžiu, šiaip OG Anunoby DM 28, aš NBO klausytojai tai atsimins, kad aš kokius 3 sezonus paeiliui jam MIP prognozavau ir dabar jisai iš MIP negavęs, tiesiog Finals MVP ten pužaidžia. Negaus jis, aišku, to apdovanojimo, jeigu Knicksai laimės, tikriausiai arba Townsas, arba Brunsonas įgaus, bet OG yra kosminis krepšininkas ir, labai man patinka. Šiaip ką jisai trečiose rungtynėse labai darė, tai jisai žiauriai ėdė Dylano Harperio prasiveržimus, nes Dylanas Harperis trečiose rungtynėse turbūt sužaidė savo prasčiausią mačą, galbūt visose playoffuose ir buvo realiai toks pakankamai, sakyčiau, netgi destruktyvus žaidėjas, nes jisai žiauriai nesugebėjo tritaškių pataikyti 1 iš 8 berods. Čia yra problema, jo turbūt ir visą karjerą, tai bus daugiau ar mažiau problema, jisai iš tų statinių padėčių dar šiek tiek susimeta, bet šitos rungtynėse nekrito ir tie tritaškai. Jisai keliose epizoduose, ypač pabaigoje, jisai taip truputėlį žaidė su ugnimi, nes jo tie tokie bandymai atakuoti anksti, tą ankstyvą puolimą, kur irgi atsisuko prieš San Antonijos Spurs, nes buvo gal bent porą epizodų ketvirtam kėliny, kur OG Anunoby labai sėkmingai sustabdė ties lanku ir tada tai, ta prasme, kai tu greitoj atakai bandai iš po krepšio įmest metimą ir esi sustabdomas, gauni bloką, tai techniškai nėra klaida, bet teoriškai ką tai reiškia, kaip komanda, kito varžovų komanda gali pradėti staigiai naują ataką, tai yra kažkas panašaus į klaidą. Ir su Dylanu Harperiu buvo šitas momentas, jisai kol kas dar nelabai galbūt gerai atsirenka žaidėjus, kuriuos jisai gali atakuoti ir kuriuos jisai negali atakuoti. Ir va taip jisai gavo kelius kartus per kepurį nuo OG Anunoby. Aišku, Spursam tai galiausiai nieko nelėmė, bet sakyčiau, su ta visa naujoko malonė, kurią galima suteikti Dylanui Harperiui, kai tai yra visiškai jaunas žaidėjas, dar turbūt net 20 metų neturintis, neatsimenu dabar tiksliai, gal ir turi jau, bet kuris žaidžia NBA finale, jisai vis tiek buvo toks pakankamai destruktyvus žaidėjas ir jisai turi, sakykime, tam tikrų labai gerų savybių, bet turi tam tikrų savybių, kurios, sakykime, mažiau geros galbūt. Iš šitų rungtynių aš turiu dar porą faktorių, kuriuos noriu paliesti, tai šiek tiek dar sureaguojant į Harperį, tai jo šiaip įdomu, kad čia buvo rungtynės, kuriuose jis daugiausiai metė per visą seriją, 18 metimų, tiek pat kiek ir daugiausiai išmetęs Vembanyamą Spursų gretose ir mažiausiai pataikė 5 tik tai metimus, tai čia aišku tokia labai įdomi box score analizė,
svarbus krepšininkas Harperis, turint omeny, kad šiaip sumažino ženkliai rotaciją, sukoncentravo Spursai po pirmųjų rungtynių. Pavyzdžiui, Harrisonas Barnesas pirmose rungtynėse žaidė 12 minučių. Dabar jis jau nebepakyla nuo suolo ir matom, kad ta 8 žaidėjų rotacija yra tikrai iš esmės Carteris Bryantas, nors ir norėtų turbūt daugiau matyti Spurs fanai jo, bet jisai tokį tik momentinį vaidmenį vaidina ir realiai su 8 krepšininkai žaidžia. Ir jeigu galėtų Spursai, tai ir su 7 žaistų, nes Lukas Kornetas, neturi jisai dar gerų atkarpų šitai serijai. Tai čia man rodos, gal vieną jis gal turėjo tokią visai, gal pirmose rungtynėse buvo, kur dabar jau taip giliai iš atminties traukia, bet man rodos, kai tas pirmas išėjimas, galbūt net pirmose rungtynėse buvo toks labai geras. Jisai, tiesiog jisai daro tos dalykus, kurias daro Lukas Kornetas. Ir jisai žaidžia tada, kai nežaidžia Wembanyama, tai čia yra labai sunku kažką įrodyti. Ir šiaip tikriausiai, kalbant apie Spursų pergalę šiandien, tai reiktų mums sugrįžti prie Viktoro Wembanyamos. Buvo aišku jau nuo pirmų rungtynių, kad mes ten labai daug galim kalbėti apie tai, kaip Knicks gerai atrodo puolime, kaip ten tą padaro. Bet faktas, kad abiejose rungtynėse Knicksų puolimas, tiek pelnytų taškų, tiek puolimo reitingas, jisai buvo blogiausias. Jisai būtų buvęs blogiausias lygoj reguliariam sezone ir jis atnešė jiems pergalę abiejose rungtynėse. Tai Spursai tvarkėsi tikrai gerai su New Yorko Knicks gynyba ir jie turėjo problemas puolime ir tose jau trečiose rungtynėse Wembanyama, kuris šiaip jau ir antrose rungtynėse labai pasitempė, pareflektavęs, kad gal aš per daug buvau užsisvaigęs po pergalės prieš Oklahomos Thunder ir tas jautėsi. Jisai mes aišku dar, nežinau, ar atskirai kalbėsim ar ne, bet realiai atidavė Knicksam pergalę, suklysdamas, atiduodamas kamuolį Jalenui, tiksliau Stefonui Kesslui nugarą. Jalenas Brunsonas pasinaudojo progą, perėmė kamuolį, iškovojo pergalę tada ir nepataikė savo pačiam labai patogaus metimo, bet šitose rungtynėse tai jisai buvo kosminis ir visiškai buvo pasiruošęs tam Knicksų fiziškumui ir tikrai daug įvairios gynybos prieš jį Maikas Braunas bandė ir galiausiai tiesiog tai yra labai labai geras krepšininkas, daug čia jau kažko naujo nepasakysiu, bet man tiesiog patiko, kaip jisai, sakykime, prisijama tą lyderio rolę, visiškai jos nepabūgdamas ir šiek tiek gal mažiau patinka šiek tiek kiti epizodai, bet nežinau, gal tu matei, kaip pasikeitė Wembanyamos žaidimas puolime per šitas 3 rungtynes? Ar jis keitėsi? Aš sakyčiau, kad labiau galbūt keitėsi jo žaidimas gynybui, iš tikrųjų, per šitas 3 rungtynės ir nepaisant to, ką tu sakai, kad Knicksų reitingas per puolimo reitingas per pirmas 2 rungtynės šiaip buvo gana prastas iš tikrųjų ir jie tikrai nebuvo, kad jie triuškintų Spursus puolime, bet tikrai buvo tokių epizodų, kur labai matėsi, kad Knicksai ir Maikas Braunas apžaidinėja Mitchą Johnsoną tam tikrą prasme ir kad, jau kaip minėjau prieš tai, lyginant su kitom serijom ir ypač vakarų konferencijos finalu su Oklahomos Thunder, tiesiog Viktoras Wembanyama šitoje serijoje yra priverstas daug daugiau judėti. Ir pavyzdžiui, dabar galiu aš tą savo video irgi parodyti, nes aš turiu aš šitą video planavau tiesiog galbūt primontuoti kai kurios epizodus iš 3 rungtynių irgi. Tiesiog pasižiūrėti, kaip Karlas Anthony Townsas atakuoja sėkmingai šitoj serijoje Viktorą Wembanyamą, bet iš tikrųjų 3 rungtynės šito epizodo beveik visiškai nebuvo. Ir čia buvo tas pranašumas, iš tikrųjų Karlas Anthony Townsas, jisai geriau negu bet kuris kitas centras, su kuriuo Viktoras Wembanyama ir susitiko šitose playoffuose, gebėjo jį atakuoti po driblingo. Ir tai, kad Townsas toks labai yra, jis taip veržiasi, jis yra didelis ir jis veržiasi taip pakankamai lėtai, jis naudoja savo kūną labai stipriai irgi tam, kad atsitvertų ir kad neleistų Viktorui Wembanyamui blokuotų metimų. Jisai tokiu tapo labai nemalonių matchupų prancūzui.
nes jį tiesiog nublokuoti yra pakankamai sunku, nes tiesiog masės skirtumas ir masės pranašumas Karlo Anthony Townso pusėje yra toks didelis, kad Viktoras Wembanyama, kad kaip keista taip būtų pasakyti, bet kai kuriuose gynybinėse epizoduose tampa bejėgi šito vietoj, ypač turint omeny, kad Townsas labai gerai meta tritaškus. Tai ką padarė trečiose rungtynėse San Antonijos Spurs, tai jie užmetinėjo kitus gynėjus tiesiog ant Karlo Anthony Townsą. Įgynė, pavyzdžiui, tas pats Devinas Vaselas ilgus laikotarpius, nes šiaip, kaip jau buvom prieš tai tikrai ne vienam podcast'e kalbėję, pagrindinis kiekvienos komandos, tai yra pagrindinis Spursų tikslas gynybai, žaidžiant prieš kiekvieną komandą, yra tai, kad Wembanyama žaistų kaip tas pagalbinis gynėjas, ne? Jis sėdėtų ten gepuose kažkur, ties alkūne, po krepšiu. Visur išskyrus tos pagrindinius veiksmus, pick and rollus įvairius, kad jisai būtų kuo mažiau ištrauktas ant perimetro. Ne? Tai Spursų atsakas buvo toks labai agresyvus pre-switchinimas, tai yra iš ankstinis išsikeitimas dar prieš tai, kai tas pagrindinis veiksmas įvyksta, tarkim, handoffas, pick and rollas ir kažkas tokio tam, kad Viktoras Wembanyama kuo mažiau įsitrauktų į tą veiksmą ir galėtų funkcionuoti kaip pagalbinis gynėjas. Trečios rungtynėse Knicksai ir Karlas Anthony Townsas, sakyčiau, tas pats faktas, kad jo negynė tiesiogiai Viktoras Wembanyama, bet nepaisant to, jisai per 38 minutės išmetė vos 10 metimų. Čia yra per mažai. Ir jisai tikrai tokius žaidėjus kaip Devinas Vaselas, Julianas Champagné ir dar kas nors, kas ant jo atsiduria, tai jis tikrai turėtų kažkaip... Bet žinok, Pauliau, čia šiaip, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, Knicksų šį sezoną nežiūri, tai galėtų atrodyti, kad, pavyzdžiui, Mike'as Brownas tiesiog yra, nors šiaip tai Karlo Anthony Townso per karjerą nėra mažiau negu 14 metimų per rungtynes išmetęs, dabar jo vidurkis yra 13,8, kai jis žaidžia ginčytinai geriausią savo krepšinį. Bet čia jau aišku, smulkmenos, man taip atrodo, kad Mike'as Brownas gal ant tiek PTSD turi nuo to puolimo, kur Sabonis tą kamuolį užlaiko, kad jis tiesiog neleidžia savo vidurio puolėjų laikyti ilgai kamuolio. Nes net po laimėtų 2 rungtynių, bedė pirštų ekspertai Knicksų puolimą žiūrėdami, kad per mažai žaidžiama yra per Karlą Anthony Townsą. Nes tu kalbėjai ir apie tuos sunkius metimus, kuriuos pataikė. Ten mes turėjom visą Bridgeso sagą, kurios šiaip sužydėjimas antrose rungtynėse realiai tapo kritiniu vaidmeniu. Dabar tempė Knicksus krepšininkai, kurie šiaip mes tikėtumėmės, kad galbūt bus tylesni puolime. Townsas yra pretendentas laimėti finalo MVP, labai realus. Ir jis puolime yra labai menkai pastebimas. Man šitie sakiniai, ta prasme, atrodo, kad turėtų būti skirtingose finalo serijose. Žinai, nes jeigu atrodo, taip klausau. Aš sakyčiau, kad šitose rungtynėse jisai buvo taip neigiamai nepastebimas puolime. Pavyzdžiui, pirmose rungtynėse tikrai labai daug to gero puolimo, net dabar tikrai neatsimenu statistikos, bet labai daug to gero puolimo vis tiek vienaip ar kitaip ėjo per Karlą Anthony Townsą. Šitose rungtynėse, kadangi Spursai, tai yra Knicksai stengiasi Wembanyamą kaip įmanoma daugiau ištraukti ties perimetru ir kadangi Wembanyama nebebuvo tiesioginis Karlo Anthony Townso gynėjas, tai kažkaip kartu paraleliai Karlas Anthony Townsas irgi pasitraukė šiek tiek į to puolimo paraštės ir man iš Knicksų pusės tai labai nepatinka, nes visas geriausias Knicksų puolimas šitose play-offuose, čia neskaitant vien šitą seriją, čia skaitant visą tą jų žygį per rytų konferenciją, visą tą triuškinantį žygį, jisai ėjo geriausiai tada, kai kamuolį turėjo ir tuo tokiu point center žaidė Karlas Anthony Townsas. Čia be konkurencijos turbūt. Ir tu visiškai esi ramus su Jalenu Brunsonu lemiamais rungtynių momentais, jisai temps komandą. Bet jeigu serija tęsis ilgiau, kiek jisai bus pajėgus atstovėti gynybai tiek, kiek jis dabar atstovi, tu negali jam duoti tokio krūvio, kokį jis gavo, pavyzdžiui, šitose rungtynėse puolime visos likusios serijos metu, nes turėsim dar vieną Haliburtoną. Ir Townsas yra tokia labai tikrai akivaizdi priemonė, kaip to išvengti. Manau, kad Brownas yra sąmoningai pasirinkęs tą, kad mūsų bet kas gali įveikti jų gynybą požiūrį. Bet kas, yra Landry Shametas, bėk verškis mesk, žinai. Ir tas šiek tiek prideda tokio nenuspėjamumo, jam sunku susigaudyti. Bet vėl, šiandien
Knicksai galėjo pralaimėti, nu, prasme, metimai, kuriuos pataikė tas pats OG Anunoby, na, jie tiesiog sudėtingesni buvo negu Sparsų. Aišku, Keslas pataikė labai sudėtingą tritaškį ketvirtam kėlinį, kuris realiai nulėmė rungtynės daugiau mažiau. Bet New Yorkas savo ampluą, savo arsenale turėjo dar daugiau. Bet aš, žinai, noriu paliesti dar vieną temą ir manau, gal jau keliaut prie pirmų dviejų serijos rungtynių, kurios irgi svarbios, nes Knicksai vis dėlto laimi šitoj serijai. Bet yra Brauno komentaras įkeltas ir aš norėčiau, kad mes jo paklausytumėm. I never thought I'd be in the NBA Finals and see a team get 24 free throw attempts in the second half to another team's 8. And I don't think I complain much about officials or the fairness when it comes to the free throw attempts. San Antonio is a great team. They're a great team. Okay? It's going to lower our odds big time if we play game 4 and in the second half they get 24 free throw attempts to our 8. And maybe we were fouling. But they fouled too. Na taip, išsitraukia tą klasikinę kortą, kad kaip jie galėjo mesti tiek baudų, kai mes metėm tiek baudų. Maikas Braunas, kur aš kai pamačiau, kad jisai skundžiasi šitam live feed'e, kad va, jis čia verkia. Apie teisėjus aš galvau, kad čia bus tiesiog apie tai, kad buvo tam tikri sprendimai labai akivaizdžiai neteisingai priimti ir Maikas Braunas turėjo 2 iššūkius panaudoti, abu, kurie buvo pasitaupyti ketvirtam kėliniui, kurie buvo crucial. Vienas 5 taškų swingą padarė, kai net esu sumontavęs, bet galbūt šiek tiek vėliau parodysiu, nes dar antrose rungtynėse irgi labai svarbus Brauno challenge'as buvo. Tai ten reikėjo paimti challenge Braunui, paskui dar buvo vienas epizodas, tiesiog gal nėra protinga ant tų out of bounds situacijų eikvot challenge, nes tu realiai gauni kamuolį geriausiu atveju, taškų tai nepakeičia, bet ten irgi nuo San Antonijaus Spurs žaidėjo paliko kamuolys aikštelę, bet tiesiog tas momentumas tuo metu jau taip ėjo San Antonijaus pusę, kad reikėjo kažko, kas galėtų Knicksam duoti impulsą ir tai davė impulsą. Tai aš galvau, kad jis apie tai kalbės. Jis kalba apie tas baudas. Ar reikia besti pirštu į 2,24 m, 8, 9, 30 cm prancūzą, kad mes galėtumėm paaiškinti, dėl ko tų baudų. Jis ten, aš nukritau sinkroną, nes jis kalbėjo apie Townso situaciją vieną. Mes dabar galėtumėm atsisukinėti įrašą ir žiūrėti, kiek metimų tiesiog neišmeta tas pats Jaylenas Brunsonas, kuris nusivaro iki krepšio, ten yra Viktoras Wembanyama, centras, kurį Brunsonas, bet kurį kitą centrą, gal ne Rudy Goberą, Brunsonas atakuotų, būdamas žiauriai stiprus krepšininkas, ten kokį Holmgreną, pavyzdžiui, jis tikrai būtų atakavęs keliose situacijose, kuris tiesiog nubėgo vėl ties tritaškiu. Ir aš nežinau, aš asmeniškai tikrai nemačiau tendencingo teisėjavimo būtent baudų traktavimo klausimų. Aš gal sakyčiau, kad buvo lemtingų epizodų, kur teisėjai padarė klaidas, bet tikrai nesusijęs tai su baudų metimu. Mano tokia nuomonė. Aš manau, tai nekeičia iš esmės tos pačios pagrindinės minties, kad San Antonijos Spurs tikrai nusipelnė šitas rungtynės laimėti. Šitas turbūt ryškiausias galbūt blogas teisėjų sprendimas buvo dar pačiam pirmam kėliny, kai Viktoras Wembanyama gana taip akivaizdžiai tokį vieną kablį įvirino Jaylenui Brunsonui, ten net nebuvo net pražangas šūktonas, ten iš tikrųjų pagal tiek Richardas Jeffersonas. Čia Richardas Jeffersonas buvo labai nustebęs, nes jisai realiu laiku galvojo, kad čia yra tiesiog normalus playoffo fiziškumas ir tada iš tikrųjų pamatė, kad čia Viktoras Wembanyama pakankamai taip grubiai sužaidė ir čia turėtų būti daug arčiau nesportinės pražangos. Čia tikrai nesportinė pražanga, čia akivaizdėjo.
Nežinau, kiek būtų, mes kalbėjom apie tai, kad aš kalbėjau tiksliau apie tai, kad Brownas tauposi tuos challenge'us ir realiai jo sutaupytas challenge'as ketvirtame kėlinyje antrųjų rungtynių jis visus buvo pasilaikęs ir vieną, man atrodo, galiausiai net neišnaudojo, užfiksavo baudą prieš Audžiją Nunobį, kur tiksliau neužfiksavo baudos prieš Audžiją Nunobį antrosiuose rungtynėse tritaškį metančio, tai ten realiai buvo visiškas gyvybės šiaudas, nes Sparsai tuo metu atrodė jau turintis Niksų visus atsakymus. Ir, čia man atrodo reikėjo imti iššūkį ir yra kitas dalykas, jeigu Brunsonas būtų šitoj vietoj šokęs Vembanyamai į akis, ir, kėlęs tą altercation vadinamą, skandalinės, žodžiu, tai būtų teisėjai peržiūrėję ir be iššūkio ir skyrė Vembanyamai nesportinę pražangą. Tai čia reikia atsiminti žaidėjams kartais taisyklės net ir tokiais momentais, tokiamis akimirkomis, kad reikia pardavinėti. Jeigu tave stumia puolime, tu turi griūt, jeigu prieš tave padaro nesportinį veiksmą, tu turi jį parodyti ir turi reikšti pretenzijas dėl to. Aš nes prisiminiau šitose rungtynėse buvo kitas epizodas, kur berods trečiam kėliny, kur Stefanas Kesslas ten kirsdamas irgi taip nusistumė Jayleną Brunsoną ir jisai, skirtingai negu tame epizode, kur jisai beveik nesišakojo, jisai jau tam kitam epizode, jisai liko daug ilgiau gulėti ant grindų ir tą teisėjai pamatė, tada ėjo peržiūrėti, ar ten galbūt nėra nesportinės pražangos, nors ten iš tikrųjų tos nesportinės pražangos tai buvo, ten tas, pavyzdžiui, pirmas nugaras susitrenkė, kai už nugaras buvo susijęs. Kai už nugaras buvo susijęs, jisai liko gulėti, taip greitai nesikėlė ir tada teisėjai ėjo peržiūrėti to epizodo. Nors tas pirmas epizodas, kurį mes rodėm, kur Viktoras Vembanyama trenkė Jaylenui Brunsonui, buvo gerokai blogesnis, ten buvo akivaizdi nesportinė pražanga. Kitam epizode, kurį teisėjai ėjo peržiūrėti, jie jau nebesušilpė tos pražangos, jie nebesušilpė nesportinės pražangos. Bet vis tiek ėjo peržiūrėti, nes Jaylenas Brunsonas liko pakankamai ilgai gulėti ant grindų. Jo, bet ten net yra taisyklėse parašyta, kas yra kriterijai flagrant one. Tai yra, jeigu tai leads to altercation. Aš atsiprašau už anglicizmus, bet ten tiesiog, jeigu pradėsiu versti, tai gali būti labai netaip suprantama. Jeigu tai išeskaluoja situaciją. Jo, jeigu kyla kipišas ir tiesiog reikia tą daryti. Čia tas pats, kas futbole, tu būk garbingas, bet jeigu tu neparigrūsi baudos aikšteliai gavęs menką kažkokį kontaktą, tai šansų, kad tu gausi baudinį yra kur kas mažiau, negu kad tu parigrūsi ir bandysi pardavinėti. Ir čia jau don't hate the player, hate the game. Ir klausimas, kaip būtų pasisukusios šitos rungtynės, jeigu Vembanyama ten būtų gavęs nesportinę. Žinai, kai viskas yra taip arti, tai labai daug dalykų žaidžia. Bet faktas lieka faktus, Sparsai laimėjo. Man, kaip norinčiam Niksų pergalės, yra liūdna. Kaip norinčiam toliau matyti šitą seriją yra smagu, nes, žinai, Šarūnas Jasikevičius, Tomas Masiulis prieš Eurolygos ketvirtfinalio seriją tarp Žalgirio ir Fenerbahčės, kiekvienam interviu kalbėjo apie fiziškumą. Kiekvienas Žalgirio krepšininkas, Fenerbahčė krepšininkas irgi kalbėjo apie fiziškumą. Šitą seriją dabar tiesiog prisimenu dėl to, kad mums visiems Lietuvoje jinai buvo labai įdomi ir tai buvo tikrai labai aukšto lygio krepšinis. Ir, šitie finalai tai yra fucking fiziški. Tai prasme, abi komandos ir Sparsai iš tiesų, kaip jie nesugriūna, man yra žavu. Nes šiaip, tai kaip pasižiūri, tai yra suaugę vyrai prieš visiškus jaunuolius. Tai prasme, Kesslas, tas pats Vembanyama, mes kalbėjom apie jo užsigrūdinimą, Harperis, tai yra žiauriai daug atsakomybės jiem ant pečių krenta ant šitų žmonių, ypač ant Kesslo ir Harperio. Ir jie dar tokie, žinai, nesutepti tą NBA, tų playoffų, žinai, tas atrodo, per tą ugnį neperėję. Ir kai tu matai ten Anunobi nusistumiantį, dedantį, blokuojantį ten per juos Hartą, dominuojantį po krepšiais. Ta pati net ir Bridgesą, kuris savo net su nuoskauda, net su
Netsuose sukurptus metus ten susikūrusią nuoskaudą išlieja šitose finaluose. Nu, tu matai tą kontekstą, aš nekalbu apie Brunson arba tą patį Karlą Anthony Townsą, kuris ir asmeninės šeimos tragedijos, ir jo visa karjera šiaip atkrintamosiose, kai tai buvo pajokos objektas. Ir kad jie kiekvienose rungtynėse Sparsai jie sugebėjo sugrįžti, kai jau Knicksai jas perlaužė, taip, dviejas jie pralaimėjo, šitas laimėjo, bet jie visas galėjo pralaimėti. Jeigu žiūrėt pagal momentumą, jie visose pirmavo dviženklę persvarą, visose Knicksai tą persvarą panaikino ir susikrovė vienokią ar kitokią savo persvarą, bet kontrolę jie jau turėjo visai lemiamų metu. Ir Sparsai sugebėjo sugrįžti. Tai, čia yra labai smagu iš tos pusės. Šiaip kas liečia tą patirtį ir panašius dalykus, tai jo tu minėjai Vembadiamą, minėjai Harperį, minėjai Kesslą, bet aš galbūt pastebėčiau dar ir tai, kad tokie kiti rotaciniai žaidėjai kaip Devinas Vaselas, Julianas Šampenį, kurie yra šiek tiek vyresni, jau Keldonas Johnsonas irgi, kurie daugiau tos NBA patirties turi, jie playoffų patirties ne vienas neturėjo visiškai jokios iki šių metų. Ir jeigu per tą psichologinę tokią prizmę bandant žiūrėti, tai kaip Sparsai pralaimėjo antras rungtynes, kurias jie tikrai galėjo ir galbūt netgi turėjo laimėti, tai irgi galėjo būti labai didelis psichologinis smūgis, po kurio tokia jauna komanda taip lengvai ir neatsigauna, bet atvažiavusi trečias rungtynės atrodė lyg niekur nieko. Viskas pamiršta, žaidžiam toliau, išsivežėm pergalę, game on, taip sakant. Ne, čia yra kosmosas. Iš tiesų, prasme, kad, žinai, kai tu antrų rungtynių metu, kas realiai ne viena komanda nėra laimėjusi rungtynių, finalo serijos pralaimėjusi pirmas 2 namų rungtynės. Ir kai tu jas pralaimi tributą Darius Songailai padarydamas, būdamas karščiausias krepšininkas visai lygai, tai yra, nesuvokiama. Ta prasme, visi galvojam, kad dabar pamatysim, iš kokio peno yra drėbtas Viktoras Wembanyama, ir jisai pasirodė kosmiškai gerai šitose rungtynėse. Bet žinai, Pauliau, aš noriu dabar sugrįžti ramiai į mažiausiai mūsų kalbėtas rungtynės, tai yra pirmosios rungtynės, Knicksai nežaidė, atrodo, krepšinio dešimtmetį, kiek buvo susikoncentruotas dėmesys iš tiesų į tą vakarų finalų seriją. Ir Joshas Hartas yra krepšininkas, apie kurį, tiesiog gali pasakyti labai daug, labai įvairių dalykų, bet paprastam krepšinio fanui, manau, jis labai patinka. Dėl to, kad jisai visada haslina, labai daug stengiasi. Ir gal galim paleisti jo epizodus dabar iš tų pirmųjų rungtynių. Ir aš galvojau, kad aš norėčiau, kai žiūrėjau tas rungtynės, galvojau, tik tai Harto reboundus, žinai, sudėsiu. Bet jis nieko daugiau nepadarė, tai tiesiog galėjau atsisiųsti Harto epizodus iš pirmų rungtynių. Bet kiek... ta prasme, jis 15 kamuolių atkovojo tose rungtynėse ir kiek tai atrakino iš esmės Knicksam galimybę laimėti, yra visiškai nuostabu, nes pirmiausia, tai Viktoras Wembanyama, žodžiu, buvo priverstas, Townsas buvo priverstas gintis prieš Wembanyamą ties tritaškiu. Ir stretch, kai tas aikštės išplėtimas yra pavojingas ne tik tuo, kad tu gali atverti kelią prasiveržimams, bet ir tuom, kad tavo vidurio puolėjo nėra po krepšiu ir tu tampi, sakykime, labiau pažeidžiamas dėl varžovo atkovotų kamuolių puolime. Ir jūs pasižiūrėkit, kaip Hartas, ta prasme, visiškai kaip Denisas Rodmanas šokdavo dėl tų kamuolių, griebdavo tos kamuolius. Ta prasme, kiekvienas iš tų atkovotų kamuolių tai buvo kaip atskiras kažkoks mažas klipukas, mažas kažkoks serialas, maža istorija. Tai labai smagu buvo matyti tokį pasirodymą, labai žavu buvo matyti, kad antrose rungtynėse realiai Hartas jau buvo žalingas Knicksam, nes tiesiog turbūt jo indėlis gynyboje nenusvėrė jo
minuso puolime, o Landry Shametas labai puikiai jį pakeisdavo, tad čia yra tiesiog New Yorko Knicksų sudėties gylis ir Joshas Hartas yra tas, sakykime, dvasinis stuburas šitos komandos, nuo jo atkarpų aš atsimenu šito New Yorko Knicks iškilimo pradžią ir labai svarbu, kad jis turėjo savo rungtynes ir tikriausiai turės dar bent kokias vienas šį sezoną šitose finaluose. Jo, Joshas Hartas šiaip yra toks labai geras parodimas ir pavyzdys, kaip tu gali būdamas žemesnių žaidėjų, galbūt gynėjų, trečios pozicijos žaidėjų, daryti įtaką žaidimui, netgi neturėdamas labai, iš esmės, būdamas minusų tose srityse, kurios įprastai yra siejamos su antrais ir trečiais numeriais. Tai, Pauliau, tik aš tave pertrauksiu, kad negalvotų, kad mes nežinom, jis šiandien 4 tritaškius iš 7 pataikė. Prasme, jo tritaškai rungtynių pradžioje visiškai tempė Knicksus už ausų. Tai čia, čia žinai, čia yra, bet čia buvo vienas rungtynės. Variacija. Nes jis realiai yra visose rungtynėse, visose serijose palikinėjamas prie tritaškio ir jisai meta galbūt 30%. Tai čia yra akivaizdu, kad tai yra laiminti ir teisinga taktika iš oponentų, bet jis yra tiesiog labai geras. Kad tai yra laiminti taktika, tai nėra akivaizdu, nes nieks nelaimėjo dar, bet kad tu tiesiog... Aš ką turėjau, kad tai yra teisinga taktika, jo, principė tu turi tai daryti. Bet jeigu jis būtų Denverio Nuggets komandos narys, tai jis tikrai nebūtų tiek daug palikinėjimas, nes tiesiog yra daugiau ką palikinėti. Ten, ta prasme, jeigu yra penkete Kristianas Braunas ir Joshas Hartas, tu prie Hartos statai savo geriausią gynėją. Ten realiai tokiu atveju reikėtų prieš 2 žaidėjus tik tai gintis Denverio Nuggets, tai Nikolą Jokičių ir Džamalą Murray prieš kitus galėtum nesiginti, bet šiaip Joshas Hartas yra labai geras to pavyzdys iš tikrųjų žaidėjo, kuris yra žemas, bet kuris turi labai gerus skillsus, kurie yra labiau siejami su aukštaūgiais žaidėjais. Ir jis pastoviai juda, yra nuvertintas. Taip pat. Ir tikrai 1,96 m, labai įspūdingas pasirodymas ir labai geras krepšininkas. Aš turiu vieną grafiką, prie ko Joshas Hartas irgi labai, labai stipriai prisideda, tai čia yra iš jo sports, aš nežinau, čia matosi kažkas. Versk dabar, low man tags, ta prasme, kas čia. Čia buvo labai, labai svarbi Knicksų gynybos strategijos prieš Viktorą Wembanyamą dalis. Nes Viktoras Wembanyama, apie ką aš kalbėjau ir ankstesniuose podcastuose, ypač kai kalbėjome apie seriją prieš Oklahoma Thunder, jo ta vertikali gravitacija ir dėmesys, kurį jisai sutraukia leidžiantis link krepšio pick and roll'ose, yra tiesiog visiškai kosminė ir jinai atveria ne tik galimybės užmetinėti lobus, nes kaip tik tos lobus priešininkai labai ieško kaip įmanoma labiau nutraukti, bet labiau galbūt tos prasiveržimus į stiprią pusę arba nusimetimus į priešingą kampą, į priešingą kampą ten stovinčių metikų. Ten dažniausiai Julianas Šampenį būna, kas yra labai nepalankus variantas besiginančiai komandai. Ir Spursai šiaip iš tikrųjų, tai yra, atsiprašau, New Yorko Knicksai labai gerai perprato ir ypač pirmose 2 rungtynėse labai gerai tvarkėsi su tuo pagrindiniu Spursų deriniu, kuris yra tas 54-45, nežinau kaip tiksliau pavadinti, kur tiesiog tu turi žaidėją su kamuoliu ir tada turi du aukštaūgius, kurie, ten aišku, aukštaūgiai labai sąlyginis pasakymas, vienas iš tų žaidėjų dažniausiai būna Wembanyama, kitas Vaselas, kuris toks small ball 4 pusės žaidžia, kurie stato užtvaras iš skirtingų pusių ir tada Wembanyama neria link krepšio, Vaselas ten tada prie tritaškio atšoka ir tada ten tiesiog su kamuoliu dažniausiai būnantis ten Stefanas Kesslas labai daug turi opcijų, ką iš tos situacijos padaryti. Tai šiaip vienas toks labai fainas būdas, kaip stabdė šitą derinį New Yorko Knicks, tai buvo šitie vadinami tagai. Tagas tai iš esmės yra tas žaidėjas, kuris ginasi be kamuolio, pick and roll'ose, jisai, nes pavyzdžiui, kai tu giniesi prieš Viktorą Wembanyamą, pick and roll'e, tai labai dažnai... Galiu sustatyti, aš pažiūrėsiu, aš pasakysiu, kaip aš supratau iš tavo paaiškinimo, tu pasakysi ar teisingai. Gerai. Tai čia, kai yra sustabdomas Wembanyamos leidimasis artyn krepšį.
Jo, bet jisai sustabdomas yra jau, to pagalbinio žaidėjo, ar ne, pavyzdžiui, ten to, kuris ginasi ties baseline'u, jisai ateina, šiaip jo paprastai, tas teorinis ginamasis yra galbūt metikas kampe, bet jisai pasislenka ir jisai sustabdo tą nusileidimą. Bet čia, ką mes matom šitoj grafikoj, tai čia yra low man tagai ir high tagai. Tai čia tiesiog skirtumas yra tas, kurioje vietoje jisai aikštės yra taginamas ir tie ypač high tagai labai toks įdomus buvo, nes visi turbūt sutarėm, kad New Yorko Knicks blogiausiai besiginantis žaidėjas yra Jalenas Brunsonas. Bet būtent per šitus tagus, aukštus tagus, Maikas Braunas surado tokį, sakykime, visai įdomų ir visai naudingą Jaleno Brunsono panaudojimą gynybai, nes jisai tos Viktoro Wembanyamos nusileidimus jisai visą laiką žiūri, kaip šiek tiek sulėtinti, ar ne, jisai įkiša savo kūną tam, kad Viktoras Wembanyama taip staigiai nenunertų prie krepšio. Ir kai jis jau staigiai nenuneria prie krepšio, tada, bent jau vienas iš esmės to derinio esmė kaip ir sužlunga. Nes tada su kamuoliu esantis žaidėjas jisai turi pristabdyti, tada ieškoti kažkokių galbūt kitų opcijų. Ir toks, sakyčiau, tai buvo toks labai veiksmingas būdas, kaip sustabdyti tą derinį, kuris Spursams tarnavo visų šitų playoffų metu tiesiog neįtikėtinai gerai ir atrodė vos net nesustabdomas. Tai ir čia šitoje vietoje, kadangi mes nuėjom nuo Josho Hartą, čia kalba pasisuka, tai jisai irgi yra toks labai svarbus žaidėjas, kaip jau tas low man tageris. Jisai OG Anunoby, nes tai kadangi yra du žaidėjai, kurie turi didelę masę, kurie yra fiziškai stiprus, jie yra labai geri žmonės būtent tagint Viktorą Wembanyamą. Netgi Jalenas Brunsonas turbūt kaip low man tageris irgi galėtų sužaisti kartas nuo karto, bet tiesiog Knicksai pasirodo turėjo tokius labai neblogus ginklus ir neblogas opcijas, kaip sustabdyti tą patį pavojingiausią šitose playoffuose Spursų derinį. Žinok, aš manau, Pauliau, kad mes galim po truputį ir baigti šitą laidą. Nežinau, nebent dar yra kažkas, ką nori paliesti. Aš norėjau gal šiek tiek tritaškus pakalbėti Knicksų, bet esmė, kad antrose rungtynėse Brunsono buvimas aikštėje sukūrė labai daug tritaškių iš aikštės kampų New Yorko Knicks. Va, pasakiau. Bet aš galbūt irgi dar ką norėjau pasakyti prieš baigdamas, tai kad šiaip jo, čia gal dalis tame tiesos yra, bet šiaip Jalenas Brunsonas šitoj serijoje žiauriai blogai žaidžia iš tikrųjų. Kai viską sudedi, jisai toj pasikelsiu statistiką, jisai šitoj serijoje jis turi tiek pat klaidų, kiek ir asistų. Ir 82 taškus iš 81 metimo. Aš sakyčiau, kad tai nėra pakankamai gerai kaip žaidėjai, kuris turėtų būti šitos komandos puolimo lyderis. Bet jis visien yra šitos komandos puolimo lyderis. Aš šiandien galvojau daug apie tavo šitą teiginį žiūrėdamas ir aš, jo, aišku, mes turim Stephą Curry, žinai, kaip benchmarką gynėjo, bet jis yra geriausias turbūt. Visiškai skirtingi žaidėjai. Taip, būtent visiškai skirtingi žaidėjai ir tiesiog turiu omeny, kad jie galbūt jis yra šiek tiek iškreipęs požiūrį, ko realistiškai yra tikėtis iš komandos lyderio gynėjo tokioj serijai. Nes jeigu mes pasižiūrėtumėm Spursų gynėjus, tiek Kestlą, tiek Foxą, tai jų visų spindėjimai puolime yra epizodiniai. Tai prasme, irgi yra labai daug to prasto krepšinio ir Knicksų puolimas, kuris yra, mes kalbėjom su tavim daug laiko skiriam Townso, ne tai, kad neįtraukimui puolimą, bet tai, kad Townsas nėra pasirenkamas kaip opcija aštrinti žaidimą, tai daugumą tų mirusių atakų Brunsonui reikia spręsti, daugumą jis sprendžia ir tai nepakeičia fakto, kad crunch time metu Brunsonas vis nėra žiauriai geras. Ir aš nuoširdžiai nežinau, ką vietoj Brunsono iš gynėjų Knicksai dabar mieliau turėtų. Aš nemanau, kad, gerai, va dabar, ir atšaukiu dabar mūsų podcastą, bet aš nemanau, kad, pavyzdžiui, Luka Dončičius turėtų žymiai efektyvesnę statistiką prieš šitą Spursų gynybą. Mes pasižiūrėkim, kaip SGA atrodė prieš Spursus. Tai prasme, finalų, aš turbūt SGA būtų geriau, 2 kart MVP už Jaleną Brunsoną,
Bet ar jis irgi tu žiūrėtum ir sakytum, kad palyginus, ko galima iš jo tikėtis, žaidžia gerai, jis jau nežaidė gerai prieš Sparsus. Tai kas tada gali žaisti gerai prieš Sparsus gynėjų? Nes tu turi Vembanjamą ir Keslą ir Vazelą, ta prasme, žiauriai daug fiziškų krepšininkų, su kuriais labai sunku yra dylinti. Bet, čia pats faktas, kad jisai, nes tu vis tiek pagrindinę Jayleno Brunsono teigiamą įtakas jo komandai ateina per tai, kad jisai sugeba susikurti ir įmest metimus. Ta prasme, jeigu jisai meta 37%, čia, tai pristurint omeny, kiek jisai jėgų išeikvoja puolimui tam, kad susikurtų tos 37% metimus ir tada kiek visą tai eina į sąskaitą gynybai, tai jisai nutampa tokiu, ta prasme, tikrai tu turi mest geriau, ta prasme, kad pateisintum tiek tą savo, tokį prisilietimų skaičių, kokį turi Jaylenas Brunsonas. Jaylenas Brunsonas, aš vieną vertus jį gerbiu už tai, kad jisai kiekvienos rungtynėse išsituština apkabą. Jisai nepalieka jokios vietos interpretacijams, ne? Jisai išsimeta savo 22, 23, 25 metimus, kažkurios rungtynės jisai bros ir 30 išsimetė. Tai viena vertus aš tai tikrai labai vertinu, kita vertus galbūt tai būtų efektyviau, šitas puolimas būtų efektyvesnis, jeigu tu Mitchell Robinsoną galėtum ilgiau laikyti, nes jisai gali tada eiti ir kovoti, liptant lentos ir kovoti dėl šokusio kamuolių, bet tu negali Mitchell Robinsono tragiškai atrodo Knicksai šitą seriją. Tai va, jo. Tai čia, žinai, irgi man toks ir vėl antrose rungtynėse jo, Jaylenas Brunsonas patyrė traumą, po kurios grįžo į aikštelę ir sužaidė tas prašiausias šitos serijos rungtynės. Tai Brownas sakė spaudos konferencijos metu, kad aš jau buvau pasiruošęs Tylerį Koleką leisti. Ta prasme, kad visiems gynėjo kažkokią, žinai, reiktų. Nors jo, aš manau, kad būtų dabartiniai Knicks komplektacijai Brunsono minučių mažinimas būtų visiška tragedija, nes tiesiog nebūtų elementariai kam valdyti kamulio. Prasme, klaidų skaičius būtų milžiniškas ir, vėl, mes aišku skirtingai turbūt žiūrim tą krepšinį, skirtingus dalykus vertinam, tas ir yra smagu. Man jo, pavyzdžiui, sprendimų priėmimas, neužkliuvo Brunsono. Man užkliuvo. Jisai išmeta daug prastų metimų, bet daug tų prastų metimų, tiesiog jeigu jis jų neišmestų, atitektų kitiems krepšininkams. Jisai apsiema tą lyderio rolę ir aš visai žaviuosi. Man principė tie prasti metimai net nelabai ir kliuvo, bet man skauva, kas kliuvo, tai 13 asistų, ta prasme, kai tu tiek laiko turi kamuolį ir tiek daug, ypač antrose, pirmose rungtynėse, tu tiek daug sutraukdavai double teamų ir tiesiog praleisdavai tokius gana paprastus perdavimo langus, kai kurios epizoduose neatrasdavai savo komandos draugų geresnėse padėtyse, tai man šiek tiek tas pats procesas galbūt palieka tokį kartėlį, galbūt kas liečia Jayleną Brunsoną. Aš kaip sakau, neturiu problemų su jo, kad jisai meta daug metimų. Čia tikrai, čia niekas nekalba apie tai, kad reikėtų Tylerį Koleką bandyti dabar ketvirtose finalo rungtynėse. Čia ta rotacija yra aiški, Brunsonas turi žaisti, jisai turi išsimetinėti savo metimus, čia nėra tame kalbos, bet tiesiog jam reikia pataikyti daugiau, jam reikia tiesiog būti geresniam, negu jisai buvo iki šiol. Knicksų puolimas nėra geras, aš sutinku. Knicksų puolimo širdis yra Brunsonas, gerai, kad palėtėm šitą temą dėl tų. Aš vis tiek labai noriu, kad būtų Townsas daug labiau jų puolimo širdis, negu yra dabar. Man kažkaip, aš nežinau, tikiuosi, kad kaip neutralus fanas, kaip krepšinio gerbėjas, tai norėčiau tikrai, kad jie daugiau to puolimo per Karl Anthony Townsą ketvirtos. Mes dar tikrai kažką pamatysim. Aš galvoju, kad Brunsonas gal tiesiog, kadangi pirmose dviejose rungtynėse pakankamai agresyviai dvigubino, tai jisai ir tiesiog nematė taip gerai, kaip pavyzdžiui mes žiūrėdami tam tikrų tų perdavimo kanalų. Čia jau yra jo ūgio minusas. Tai tikiuosi, kad tai, ką mes kalbėjom, pamatėte jūs. Šitą tinklalaidą bandom grąžinti galbūt šiek tiek prie to formato, kurį įsivaizdavom pradžioje, kad su daugiau vaizdo įrašų. Tai aišku reikalauja daugiau papildomo darbo jau įrašus podcastą. Sakykit, ar patinka.
Ir šiaip dalinkitės pastabom ir kitas iki bandysim jau sugrįžti 3. Priminsiu mūsų Patreon'o paskyrą, ten yra neseniai, tai yra praeitą savaitę pasirodęs video, kur mes vertinam praėjusių dešimtmečių 2 čempionus, viso šitą amžiaus, dar laukia viena antroji dalis, tai ją kažkada paleisim, kai galėsim susėsti visi 3. O dabar linkiu gerų NBA finalų ir visų kitų smagių dalykų. Ačiū visiems, gero krepšinio.